Šiandienos planas išvalyti biškį golfiuką. Panašu, kad arba pelėsis, arba belė kiek jau nešvarumo pradėjo kauptis. Manau, pats tas laikas būtų pravalyti. Turiu purškaliuką. Nes jau važiuojant namo pastebėjau, kad ant porankio kažkas renkasi. Panašu, kad dėl praviro lango nuo lietaus kažkas pradėjo rinktis. Aš jau ten pravaliau. Ir dabar valysiu kitą pusę, biškį sėdynės. Tiesiog noriu padokumentuoti prieš ir po, kaip atrodys valymo. Ir žiūrėjom. Ok, tai dabar su kokią problemą susiduriu. Tai tiesiog ant durų pamušalai šiti žiauriai nešvarus. Nusipirkau, IKEA užlėkiau Turtle Wax kažkokį interior cleanerį. Pažiūrėsiu kaip valo, pažiūrėsim kaip kas gaunas, pažiūrėsim prieš ir po. Ok, realiai aš neįsivaizduoju, ką aš darau. Tiesiog nusipirkau valiklio iš IKEA. Turtle Wax vienintelis buvo arti, nenorėjau toliau važiuoti. Aš sumokėjau 12 eurų. Čia nebuvo verta. Tiesiog užpurkšiu, patrinsiu, pažiūrėsiu kaip gaunas. Biškį birolo yra, kad pamatytumėt prieš ir po to parodysiu po. Važiuojam. Ok, praėjo 5 minutės ir varau pašveisti su inkludintu šepečiu ir pažiūrėt, kaip kas nueina. Pasirodo, po tos naudojau blogai. Reikėjo užpurkšt, įtrint ir tada palauk. Aš tik užpurškiau antrą sluoksnį, ar įtrinsiu ir palauksiu vėl. Ir tada nuvalysiu ir pažiūrėsim, kiek nešvarumų lieka ant šluostės. Ok, sušveičiau ir jo, palaukiam dar 5 minutės. Praėjo 5 minutės, visai murznai atrodo, nežinau ar kamerai matos, bet žodžiu, dabar nuvalysiu su šluoste ir žiūrėsiu, kiek nešvarų buvo iš tigro. Ok, nusivalė tikrai gražiai. Bus aišku, kaip atrodo greičiausiai kitą dieną, kai jau pilnai bus išdžiūvę. Dabar būtų laikas, manau, eit valyti sėdynės. Nu, visos sėdynės nevalysiu, pagrindę pradžiai kraštą, kur nešvariausia. To savo laiku prisėsiu, išsivalysiu normaliai. Ir jo, varom. Ok, tai dabar problema yra. Čia baisiai nešvaru. Čia irgi biškutuką. Ir aš noriu nuvalyti porankį. Jis irgi žiauriai nešvarus. Pradėsiu nuo sėdynės, išpurkšiu, įtrinsiu. Tada porankį išpurkšiu, įtrinsiu. Ir žiūrėsim, kaip gausis. Ok, baigiau šveist. Čia paliksiu. Dabar nupurkšiu porankį, įtrinsiu, paliksim viską 5 minutėm, žiūrėsim, gal dar ir antrą raundą varys, nes šis žiauriai nešvaru. Ok, žodžiu, įtriniau sėdynę, įtriniau porankį ir realiai laukiam, žiūrėsim, kaip gausis. Jeigu susitvarko, tai reikės visą mašiną su šitai išvalyti. Čia yra kinda vlogas. Tiesiog testuojas kamerą. Testuoju savo šnekėjimą, savo galimybę šnekėjimo, nes aš turiu planų ateičiai, žiūrėti, kaip kas gausis. Nes jo, turiu planų, yra porą dalykėlių, kuriuos norėčiau daryti, filmuoti. Ok, žodžiu. Žodžiu, praėjo realiai 5 minutės, noriu nuvalyti, išpurkšti dar kartą ir pažiūrėti, kiek purvo pririnksim. Pakol kas purvo yra belekiek, ta prasme, ruda šluostė. Valysiu su kita šluostė, žiūrėsim. Gerai, purškiu dar vieną sluoksnį. Šiaip atrodo blemba visai gerai, gal net nereikia. Mažą, užpurkšiu sluoksnį, įtrinsiu, nuvalysiu porankį, užpurkšiu dar kartą ant porankio ir jo. Ok, paliekam 5 minutėm ir žiūrėsim. Ok, praėjo kelias minutės, nuvalysiu ir pažiūrėsim, kas čia gaunas iš to. Realiai jau sėdynė daug geriau atrodo. Visai gerai gavos.
Reikės visas įdėnės nusivalinės, čia yra tragedija. Jo, palaukim dar porą minutėlių šitam ir leisim nuvalyti. Realiai dabar kame yra esmė. Šitą vlogą naudoju tam, kad išmok naudotis kamerą, žiūrėti settingus, kad ateityje darant videkus viskas būtų ok, I guess. Laikas nuvalyti ir žiūrėti kaip gauna. Realiai išvaliau, atrodo normaliai, vabirolas, viskas lyg ir normaliai atrodo, reikės visą mašiną išvalyti. Kaip ir jau trečią kartą sakau, šitas videkas yra tam, kad išmokčiau šitą kamerą naudotis. Jis nėra for entertainment purposes, jis yra tam, kad aš išmokčiau naudoti šitą kamerą, tam, kad galėčiau daryti kitus videkus. Galiu parodyti dar, kaip atrodo šluostės. Va, jos ant ekrano. Jos murzinos. Mašina žiauriai murzina. Į nevalytą, nežinau, kiek metų turbūt buvo. Reikės visą saloną išvalyti. Videką turbūt apie tai nedarysiu. Gal. Pažiūrėsim. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Einu editinti šitą videką, pasižiūrėti, kaip kas gaunas, pasitikrinti spalvas, išsiaiškinti, kaip toliau naudotis. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjot. Davai.